Dar negaliu to patikėti. Naujos savaitės pradžia išliks drėgna ir vėsi, o žymesnis orų pagerėjimas numatomas antroje savaitės pusėje. Trumpai palis tik vietomis, sugrįž vasariška šiluma. Antradienį orai mažai skirsis nuo praėjusių dienų. Tiek naktį, tiek dieną bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų palis, vyraus trumpalaikiai lietus. Diena galima perkūnija. Naktį bus ramesnis, dieną stipresnis pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai sieks 15–17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 7–12, dieną pakils iki 14–19 laipsnių šilumos. Trečiadienį išliks debesuoti su pragiedruliais orai, palis dar daugelį rajonų, tačiau lietus lankysis rečiau ir bus mažesnio intensyvumo. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Naktį vės iki 8–13, dieną šils iki 17–22 laipsnių. Ketvirtadienį debesys bus retesni, naktį žymesnio lietaus jau neprognozuojama, o dieną trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Vėjas aprims. Naktį termometrai rodys 8–13, dieną 18–23 laipsnių šilumos. Penktadienį debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis. Į šalį jums plūsti šiluma. Naktį temperatūra nekris žemiau 10–15 laipsnių, o dieną pakils iki 21–26 laipsnių. Tik prie jūros bus truputį vėsiau. Pagal dabartinius duomenis savaitgalį bus dar šilčiau, šeštadienis turėtų būti sausas, o sekmadienį išaugs trumpo lietaus su perkūnija tikimybė. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, bus 7–12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, kai kur gūsingas vėjas, sušils iki 14–19 laipsnių.